gavau naują Fitline produktų siuntą, kurią užsisakiau visai neseniai, baigiantis mėnesių, kadangi vis tiek didelės nuolaidos yra ir galiu kaip nuolatinis vartotojas turėti ir 10% nuolaidą netgi ne akcijiniams produktams, o taip pat dar ir akcijų visokių yra. Tai tiesiog pasinaudodama tą galimybę nusiperku savo pačiai vartojimui, tokių malonių mano jau kas nuolatos vartojimo produktai ir aš pasakysiu, kodėl aš juos vartoju. Šitam siuntinį atėjo dėžutė Didrinko, nusipirkau 2 dėžutės. Tai yra toks švelnus valymo kursas ir pradžioje jį rekomenduojama naudoti, čia yra 14 pakelių ir rekomenduojama jį naudoti bent 3 mėnesius pradėjus naudoti Fitline produktus ir 14 dienų naudoti, o paskui 14 daryti pertrauką. Ir taip 3 mėnesius iš eilės. Paskui užtenka jį naudoti tik tai kartą per ketvirtį arba per pusmetį, priklausomai nuo kūno užterštumo, kiek mes naudojame vaistų, kiek mes taisyklingai maitinamės, kad mūsų kūnas būtų visada veiktų kaip laikrodis ir nebūtų kažkokių tai užsikišimų ir kažkokių nereikalingų medžiagų. Taigi čia yra tokie labai gražūs žali pakeliai. Jau, kaip sakiau, yra 14 ir jos naudot labai paprasta. Valymas čia yra toks švelnus ir tiesiog ryte atsikėlę vietoj šilto vandens, kurį įprasta žmonėms atsikėlus gerti, mes į sausą stiklinę sukratom miltelius, tokie žali gražūs milteliai, užpilam taip pat šiltų vandenį, truputėlį pabringinam keletą minučių ir išgeriam prieš pusryčius arba prieš power kokteilį, kurį paprastai žmonės vartojant Fitline ir geria. Tai čia ir toks skonis yra, čia labai tokia gera sudėtis, įvairius vaisiai, daržovės, tie, kurie būtent valo kūną, jau aš čia sudėtis tos nepasakoju, bet svarbiausia, kad čia yra ženklelis yra NTC technologija, veikia greitai, švelniai, skonis toks, primenantis kivių, obuolių gal. Tai čia yra mūsų tokiam kasdieniniam naudojimui. Dar bet skaičiau atsiliepimus ir gydytojos Kostinos rekomendaciją, kad žmonėms, kurie turi onkologinių susirgymų, tai rekomenduojama šitą valymo programą naudoti iš eilės net 8-10 mėnesių galima naudoti. Jis yra tikrai neperdozuojamas, nekenksmingas ir švariai tik tai išvalo kūną, nes jeigu dėl kūno užterštumo susidarė jau ir tokios sudėtingos ligos kaip onkologija, tai natūralu, kad yra ir tų nereikalingų medžiagų prisikaupę ir jas reikia išvalyti. Ir dar, jeigu žmogus turi įvairių šlakų, šlakuotas veidas, tai šitas valymo programa padeda netgi išsivalyti, kad veidas būtų baltesnis, gražesnis. Tai čia apie Didrinką.